Sveiki, Aina.lt žiūrovai. Šiandien Panevėžio 5 gimnazijoje yra pristatomas Panevėžio savivaldybės meno projektas. Ir mes kartu su operatoriumi, norėdami nusiplauti nuo 8 pamokų, šiandien sugalvojame filmuoti reportažą mokykloje. Pakalbinsim mokinius, mokytojus, aprodysim mokyklą ir panašiai. Tai einam. Čia yra mokyklos įėjimas, žmonėms šiuo metu vyksta pamokos, ten aš irgi turėčiau būti, bet šiandien reportažą filmuoju. Štai, prašau, 5 gimnazija. Prašau, užeikit. Tai va. Čia mokyklos vidus. O čia yra mano spintelė, tai užsidėsim švarką 5 gimnazijos. Ten 2 dėžutės yra nunešti į biblioteką. Okay, prašau, štai pasipuošęs, dabar atrodau formaliai. Mūsų nuostabioji bibliotekininkė paprašė pagalbos nunešti dėžes, tai eisime jai padėti dabar. Nu, kur dėžes? Gerai, bet iš tikrųjų, operatorius tu neš tas dėžes, nes man tai čia nelygis, aš dėžių nešiotojas. Oho, sunkios. Gal neišmesiu? Neišmesi, susilaudamas neišmesi. Pasistengsiu. Atsiprašau, o kokia mokinių mėgstamiausia knyga yra čia? Skaitomiausia programinės. Programinės visos. Taip, visos. Bet siek būna, kad ne visi mokiniai skaito knygas, kokias daugiausiai pasiema programinės. Altoriaus šešėliai, tas keistas nutikimas šuniui naktį, Juknaitės, išsiduosi balsu, Dievų miškas, Skirgaila, Faustas. Gerai. Iš šitų yra skaitomiausias. Ką tu čia darai? Ilsiuos. O kodėl nepamokoji? Langas. Langas? Tai ką per langus veikia? Namų darbus darau arba ilsiuos. Namų darbus darai? Jo, dabar ilsiuos. Gerai. Dvi fizikos. Oi, buvo? Taip. Kaip sekėsi? Sunku, bet praeisim kažkaip. O sunku mokytis 12 klasiai? Nelengva. Sunkiau negu 11. Tiesa, tikrai galiu pritarti. O dabar atvykome į mokinių pačią mėgstamiausią pertraukų vietą. Tualetas. Užeikim. Taigi čia mokiniai daro įvairius knygų būrelių susirinkimus, šiaip visokius susirinkimus, degustacijas ir panašiai. Taip pat praeitais metais čia esam ir porą žmonių net apkirpę. Tarp kitko, šią savaitę 5 gimnazija švenčia savo 105 gimtadienį. 105, įsivaizduokite, 100 metų. Tai čia nuo 1918 metų. Po pirmo pasaulinio realiai. Tai mokykla gyvuoja ilgai. Štai mes čia turim visokių meno darbų iš mokinių. Kaip mokiniai geri? Geri. Mūsų mokyklos daugiafunkcinis kabinetas. Vienas gražiausių kabinetų, sakyčiau, ne? Susitariau su direktorė, kad filmuoju reportažą. Šiandien tai reportažą taip pat ir filmuojam. Ei, mato mūsų mokyklos pavaduotoją. Tai ką papasakosit šiandien, kaip jums diena? Graži diena, sveikinimosi diena, pasaulinė, tarptautinė. Taip, ir ką papasakotumėt, kas šiandien mokykloje vyksta? Kas šiandien vyksta? Ką tik pasitikom alumnę, kuris susitiks su antrokais, po to turėsim projekto sienos meninio kūrinio atidengimą, po to turėsim kariuomenės atstovo susitikimą su trečiokais. Kiekvieną dieną gausų renginių. Taip, ir šią savaitę, kiek žinau, vyksta 105 gimnazijos gimtadienis. Taip, nuo pirmadienio pradedam kiekvieną dieną susitikti su alumniais, tiksliau jie atvyksta pas mus, veda pamokas mokiniam, kartais aktų salėje, kartais kabinetuose, o penktadienį laukiam didelio būrio. Kokia dar pamoka bus? Matematika. Ką per matematiką? Kontrolinis, bandomasis. Bandomasis? Jau. Mes šiandien bandomai rašom. Jau. Tau reikėtų rašyti. Mokysi? Ne. Jautiesi nesijauti pasiruošęs? Jaučiuosi pasitikinti savimi, sąjungom. Svarbiausia. O kaip, laikysi matematikos egzaminą? Bandysiu.
O kaip dėl egzamino jautiesi? Nervuojasi, bijai ar ne? Lengvai, manau, išlaikysiu. O ką per ilgą veiksi? Čia barėką jau čia įspirti. O, gerai, domina. Gražus oras šiandien. Reikia po kiemą pasivaikščioti. Nešalta tau su džemperiu? Ne. O ką laukia veikėt? Parduodam medžio granulės. Jo, trašas pardavinėjom, jo. Ai, tai užsiemat verslu, ne, per pertraukas. Tai žinoma. O galim paklausti, jūs dabar kelintokai? 11. Tai jums dabar jūs esat patekę ant naujos sistemos, ne? Taip. Nu ir kaip jaučiatės? Prastai, apšė nėra laika. Norint mokytis aštuntokui, tu nieko negali veikti apart mokymas. Tai kaip pasikeitė viskas? Blogai, sunku. Mums dar 8 klasė buvo nuotolinis ir mes nebuvom pripratę mokytis ir dabar atėmė gimnaziją ir labai sunku. Tai palaikot mokytojų protestą? Palaikom. Aiškiai, vis 100%. Sveikas, Aleksai, prašau per pertrauką po 3 pamokų ateik pas mane į 303 kabinetą socialinę pedagogę. Aš nežinau, kas čia vyks, aš galvoju šiandien reportažą filmuosiu, bet pasirodo šiandien man matematikos bandomasis ir dar socialinę pas save į kabinetą kviečia. Įdomu iš ką? Įdomu už ką. Valgėt valgykloj? Jo, Ką valgėt? dabar sumuštinį. Sumuštinį, iš namų. Ne, valgyklos. Sumuštinių parduoda? Kokį, jo. Paninius parduodama valgykloj? Nu, jo. O koks yra mėgstamiausias jūsų valgyklos maistas? Jaučinatri. Irgi neturiu. Tai tas sumuštinis. A neskanus buvo? Jo. Galim paragauti? Paninį. Davai, limonadą, ką čia gerėt? Irgi iš valgyklos? Jo. Aha. Labai skanu. Labai skanu. Ačiū. Atsiprašau, galima užsakyti maisto? Prašom. Kas perkamiausia? Sriuba, plovas. Nu, daug čia visko turit. Tai gerai, gal tada man kokių varškėčių įdėkit? Varškėčių. Aha. Suogom. Kaip sakot? Suogom. Suogom, taip, suogom. Sriubą valgysi. Ne, sriubos nevalgysiu. Prašom. Gerai. Ačiū. Pas mane nemokamas maitinimas. Tai kaip įrodysi, tu man nemokamas. Kaip? Pasakyk, tu man įrodysi, kad nemokamas. Tai pas mane žurnalisto nemokamas maitinimas. Šiaip pakankamai dažnai valgau valgyklai, visą laiką moku aš už maistą. Tiesiog labai juokingai veikia, kad su kamera kažkaip labai lengva nemokamus dalykus gauti. Gerai, dabar darysim mokyklos varškėtukų review. Neblogai, nori paragauti? Sakyk ką. Su jumis vėl aš balta lietuvis. Jie, šiandien ir vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Gerai, kaip skonis? Nemačiutės, bet skanu. Nemačiutės varškėtukai, tiesa, nemačiutės varškėtukai, bet galima valgyti. Tikrai visą laiką man patinka, jie to ogienę čia gerą padaro. Mokyklos valgykla. Vertinu 8 iš 10. Visai neblogai. Žinot, ką mes čia dar turim? Žiūrėk. Bum, labai moderni, labai graži kranų vieta. Galite nusplauti rankas arba atsigerti. Ir taip pat dabar mes turim čia ir mikrobanginę, todėl gali atsinešti savo maisto ir jį pasišildyti. Gerai, pamatėm, kad lietuvių mokytojai nėra pamokos, tai užeisim, pabandysim pakalbinti. Čia yra 5 gimnazijos lietuvių mokytoja Grinkienė. Viena mano mėgstamiausių, labai šilta, gera mokytoja. Taigi, sakykit, kaip jums sekasi? Ačiū, Aleksai, neblogai sekasi, ačiū už gražius žodžius. Rytoj važiuoja mūsų dalis mokytojų į visuotinį Lietuvos mokytojų mitingą. Į Vilnių važiuojame kovoti už savo teisės, už orumą ir kviečiam prisijungti net ir gimnazistus, kurie tuo metu neturi pamokų. Ar pirmą kartą važiuosite į mitingą? Ne, važiuojame jau 2 kartą. O jeigu gautumėt pakalbėti su Šimonyte, ką jai pasakytumėt? Gerbiama premjerė, prieš ateidama į valdžią daug žadėjote gerbti mokytojus, žadėjote padėti jiems, o pažadus, kaip žinome, visi garbingi žmonės turi tesėti. Kiek metų dirbat? Oho, geras klausimas, 23,5. 23,5 metų, tai labai ilgai. Kokių gyvenimiškų žinių labiausiai susirinkot? Aš tikriausiai galėčiau pasakyti vieną tokį dalyką, kad svarbiausia, reikia mokinius laikyti savo lygiais, draugais, kolegomis, kuriuos reikia vesti tam tikrų kelių, bet jokiais būdais nenuvertinti jų kaip asmenybių. Ir tikriausiai tas dalykas mane šitam darbė ir žavi. Jauni žmonės, jų asmenybės augančios. 220 kabinetas, Ligita Kuochalinė. Labai faina mokytoja, labai linksma, jaunatviška.
Jin taip pat yra ir mūsų auklėtoja, tai mes ją labai mylime. Tikrai viena mėgstamiausių mokytojų mokykloje. Tai einam pakalbinti. Kaip diena šiandien? Nežinau, darbo daug, o dabar dar visko nepabaigiau, o dar mokiniai ateis, prašys, kad pamokas veščiau. Tai bus sunku. O jau turėjot pamokų su Dar ne, mokiniais? dabar dar tik dirbau. Oi, tai supratau. Ar matė dabar naują meno projektą mokykloje? Mačiau, labai gražus. Patiko? Kieme? Taip. Super. Labai Toks gražu. spalvingas, labai. Jūs esat geografijos ir ekonomikos mokytoja. Taip. Labai išmani mokytoja. Gal parodysit tatuiruotę savo? Va, opa, geografijos mokytoja. Labai gražu, labai fainas mokytoja. Pone Kulikauskai, galiu sutrukdyti? Yes. Nu, gerai. How do you do? Sakykit, jūs esat fizikos mokytojas, bet taip pat ir fotografijos mokytojas. Kiek laiko fotografiją užsiemat? Nuo mokyklos jau. Nuo mokyklos laikų. Ir kaip, Pertraukom. ir kaip su mokiniais sekasi? Mokiniai motyvuoti būti fotografais? Nu kaip? Nu kaip? Visuomet yra dalis, kurie nori fotografuoti ir nori išmokti, ir yra dalis, kurie ateina laiką prastumti. Na, nu taip, tai aišku. Jūs labai charizmatiškas mokytojas, daug kas jūs labai mėgsta. Kaip jūs palaikot? Nežinau už ką. Oi, nu jūs juokingas, žinot, mokat pakalbėti visą ką. va, juokingas, rimtas būtų, fiziką mokėtų gerai, fotografuoti, aiškiai. Ar čia juokingas? Nu tai aš nesakau, kad jūs nesat rimtas mokytojas, bet turit humoro jausmą. Tai kaip jūs išlaikote tą visą laiką nuotaiką tokia gerą? Supranti, nežinau. Aš toks esu, viskas. Gerai, ačiū, sėkmės. Mes pabandysim atidaryti tai, dėl ko šiandien čia visi susirinkom. Nuo rugsėjo pabaigos iki lapkričio 21 atliko projekto trečiokai ir ketvirtokai. Skaičiuojam. 1, 2, 3. Valio! Puikus papuošimas mokykloje. Ir aš prie savęs arčiau noriu pakviesti visus tuos kaltininkus, kurie šitą projektą ir sukūrė. Panevėžio miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo meno projektų ir tautinio meno kolektyvų veiklos projektas šiuolaikiškas požiūris į literatūrą. Išlaisvink klasiką. Ir pagrindinis klausimas. Kokį kūrinį mes išlaisvinom? Mes paklausėm mokyklos direktorės Daivos Davšauskienės. Direktorė, prašom. Taigi sveiki, labai malonu čia kalbėti su mikrofonu. Galiu pasakyti, kad portretas, piešinys labai gražiai atrodo, labai gražiai puošia mokyklą. Tai va, baisu čia kalbėti, visi žiūri į mane. Nuotrauka. Tai va, aš kažkaip tai tik tiek ir norėjau pasakyti, labai gražu. Tai sutiko vieną iš projekto dalyvių, pristatyk. Aš esu Saitas Tarkus iš 3 klasės. Kiek laiko užtrukot prie šito projekto? Pats projektas prasidėjo šiaip nuo rugsėjo galo ir pabaigėm tik tai 21 lapkričio, bet asmeniškai aš praleidau gal apie, man atrodo, 11 valandų tapybos studijai. Oho, tai tada nemažai, tikrai nemažai. Kas tau labiausiai patinka 5 gimnazijai? Aš sakyčiau, kad žmonės ir aplinka, kurioje teko susidurti. Visi mokytojai nuo pat 1 klasės tiesiog širdingai ir šiltai pasitiko, tai tas, manau, teigiama. Tai kaip sekėsi prisidėti prie šito projekto? Prasidėjo viskas nuo idėjų, tai visi nunešėme eskizus. Ir tada pati pirmoji penktadienio vakar nuėjau į dailės studiją ir visą šitą piešinį, bent jau didžiąją dalį, su pieštuku padariau kontūrus, kad galima būtų tapyti. Su pieštuku kontūrus tu darėjai? Ar tu viena darėjai jos? Ne, su dailininkė Fausta. Kas už šitoje mokykloje labiausiai patinka? Atmosfera, draugai, žmonės, aš bent jau iš mano patirties visi labai nuostabus. Tai O kaip mokytojai? Mokytojai irgi labai geri. Teko sutikti nuostabių ir labai protingų ir gerų mokytojų. Tai Gerai. aišku, yra visokių. Papasakok tada, kaip tau sekasi 5 gimnazijai? Apie 5 gimnaziją tai geriausiai atsiliepimai. Mano mokytojai visi labai geri, su visais labai gerai sutariu. Tai dėl to labai laiminga esu, nes neturiu jokių nusiskundimų iš jų. Kom pasikeitė gyvenimas, mokantis progimnazijai ir gimnazijai?
Nu tai pirmiausia, mūsų klasė buvo labai nedraugiška. Tai pavyzdžiui, aš nei susitinku su tais klasiokais ir auklėtoja buvo labai tokia... Nu, žodžiu, labai buvo daug nesusipratimų visokių. Tai pavyzdžiui, net nesusitinku ir nepalaikau jokio bendravimo, o pavyzdžiui, su šita klase tai labai visi bendraujam ir kai baigsim mokyklą, tai bus gaila visai palikti. Ar netrūksta renginių tau čia? Ne. Labai daug renginių. Labai daug renginių čia iš tikrųjų. Jo. Ačiū, kad žiūrėjote šitą aina.lt reportažą. Su jumis buvo Aleksas Stankus. Nežinau, ar teisingai perteikiau gerą mokyklos energiją, bet pats asmeniškai irgi galiu pasakyti, kad šitoj mokykloje tikrai nesigailiu, kad mokausi. Taip pat mokykloje vyksta labai daug renginių. Ir jo, darosi labai šalta. Užbaigsim šitą reportažą čia. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Aleksas Stankus ir iki kito reportažo.